Sveiki visi vandens mylėtojai, šiandien turime rugsėjo 3 dieną, atvažiavome į objektą po 7:10. Vanduo jau paleistas, kokių 10 minučių bėga. Pamatavom vandens debetą, 12 litrų kibiras vandens prisipildo per 12 sekundžių. Tai yra 3 kubai 600 valandą. Čia antras šiais metais rekordinis gręžinys. Prie aukštadvario buvo šiais metais iš 4,5 metro gylio 3,9 kubo, beveik 4 kubai. Tai vat, pas geologus, kai važiavau, tai visi stebėjosi, kad vat, toks gali būti išminė gręžinio didžiulis debetas. Čia 3,6 kubo. Tai čia antras vat, pagal rekordą šiais metais vat, mūsų gręžinukas. Tai va, tai čia užsukovai ir porą žodžių, kaip brigada tai dirba. Labai gerai, greitai ir kokybiškai. Ačiū labai, ačiū labai. Tai va, dabar apie gręžinuką. Gavosi bendras gręžinuko gylis 7,5 metro, prasigręžėm iki 9 metrų. Ir vat šitose čia Pilipiški sodai yra prie Vievio. Mūsų čia 7 ir 8 jau gręžinys padarytas. Tai vat mes jau tą žinom. Kuo giliau smėlis pilkėja, yra geležis. Pavyzdžiui, tenai va, kur tie namai, ten prieš 4 metus ar 3 metus gręžėmės, gavosi 2,4 kubai valandą, bet ten buvo vanduo su geležim. Nu, kito vandens nebuvo. Čia labai gražus smėliukas, irgi po to parodysiu. Tai va, tokia va, per storą šlangą varo tokia didžiulė srovė. O prieš 5 metus patį pirmą kartą gręžiam va šitam namukui. Dar šito namuko nebuvo pas kaimyną. Pasigavosi apie gal 9 ar 11 metrų, dabar neatsimenu. Čia mes kokių ant porą metrų aukščiau esam. Toksai va namukas. Gręžinio šaktą. Nu, geologė vadina lietuviškai gręskilė. Tai va 2 gręžinio duobės. Ir va čia pa žmogų, to parodysiu, dėl ko va čia gręžimės. Per porą metrų nuo namo, dėl to, kad yra rūsys. Žmogus prasikas po pamatais ir rūsy pasistatys hidroforą. Va talkos siurblys galingas. Jo našumas yra maksimum 6 kubai valandą, labai tylus, 75 decibelai. Va kaip gražiai tyliai dirba. Ir dabar apie smėliuką. Iki 7,5 metro buvo toksai va gražus kakavinis smėliukas, o po to nuo 7,5 matot, va supilkėjo, iškart supilkėjo. O žmogus laiko žuvytės, turi didelį akvariumą, to nueisim parodysim. Ir norėjo gero vandens be geležies. Tai va, šitam būtent rajone, būtent tai va, galima pasirinkti. Nori su geležim, nori be geležies. Ir dabar to nueisim pas užsakovą. Vandens statinis lygis 4,40 nuo žemės paviršiaus, o gręžinukas 7,5 metro. Ir dabar norėčiau nueiti va, žuvytės pafilmuoti. Einam? Jo. Tai jūs sakė, čia yra kaip piranijų pusseserės, ar kaip? Giminaitės. O kaip vadinasi jos? Amerikos ciklidai. O, Amerikos. O gyvena Lietuvoje. Tai va dabar nueisim. Jie gyvena Lietuvoje, nors ir iš Amerikos. Ir va, jie. Nes pat kiek esame, jau 6 metai dirbam, dar niekas iš užsakovų nelaikė tų žuvyčių. Ir pažiūrėkit, koksai gražus akvariumas. Kokios fainos žuvytės. Galite imti, jo. Gal biškai geriau matysis. Va, o toksai didžiulis šiek tiek, pusę kubą. 450. Aha. Va, ir kokios gražios žuvis. Pažiūrėkite, kokios. Nu kaip gražios. Man tai jos gal ir baisios iš tikrųjų. Nu, tokie snūgiai kažkokie tai pikti. Rytas dar. Suprantat? Va, tokios fainos žuvytės. Ir jūs sakėt, vežatės iš miesto vandenį, ne va tie akvariumo? Jo. Jo, tai dabar jau nereikės, nes tikrai labai vanduo, labai geros kokybės, gavosi gręžinuko, jokios geležies, jokios yra vandenilio, jokios kiaušinių, nieko nėra. Tai va, tai ir tos žuvytės dabar džiaugsis iš mūsų gręžinio vandens. Va, viskas liuk. Nu jo, tokia protokolinė roža takaja. Tokia, nežinau, kažkaip atrodo pikta, kad aš ją filmuoju, bet nieko. Tai va, gerai tada, visiems geros dienos ir gero vandens. Iki viso.